Haribol sesė. Hare Krishna sesė. Kaip laikaisi? Gerai. Šiandien pas mus šeštadienio rytas, tai pameditavę, pabuvę, pailsėję, papusryčiavę. Mūsų šeimyna, kaip jūs? Mes šiandien irgi anksti kėlę, irgi šventas vardas sukartotas, taip ramiai, pradedam puikiai, taip žinai, su gera nuotaika ir prasmingai dieną. Ir tiesiog pradėsim šiandien mūsų vakarykštį pokalbį. Ir žiūrėsim, kas čia gausias. Tai ar tu atsimeni, mes ko vakar užbaigėm? Tai tu gali priminti iš tikrųjų. Tai vakar mes užbaigėm pirmą dalį tuo, kad aš dalinausi iš tikrųjų, kaip aš dalyvau pirmą kartą vaišnaviškai šventai ir kaip man tai stipriai palėtė širdį. Tačiau tu, sesė, sakei, kad tavo kelias truputėlį buvo labiau vingiuotas ir kad buvo visokiausių iššūkių nuo to momento, kai tu prisijungiai Krišna sąmonę ir kas ten vyko toliau. Tai labai įdomu, tai koks tas buvo tavo kelias, dabar mes esame to dalykai, tu jau žinai, kad tai yra Krišna sąmonė, tai kas vyko toliau, kur tu ėjai, su kuo tu ėjai, ką tu veikiai. O klausyk, kad tu pati atsimeni tos mano, pavyzdžiui, pirmus gyvenimo metus vienuolyne, ar tu neatsimeni? Ką aš labai gerai atsimenu, vėlgi čia įsipaišo Ražauskų šeima iš to paveikslą. Jie labai tokie pas mus, kaip ir nemame, su jais labai didelio ryšio kažkokio artimo neturim, kad taip dažnai bendrautame, nors tarp kitko aš šį trečiąją eisiu pas Ražauską į renginį, humoro vakarą poroms, tai kviečiu prisijungas irgi eitų. Bet jie kažkaip mus veda. Labai, ir aš atsimenu, kai tu atsikraustė gyventi į vienuolyną, tais metais vyko jų vestuvės. Ir mes visi ten važiavom, kas ten ir truputį domėjusi, kas labai domėjusi, ten važiavom, žodžiu, tas vestuvės. Ir aš atsimenu, aš ateinu jau link tos kaip scenos įrengtos ir aš žiūriu, tu ten su Sariu. Ir kas buvo labai juokinga, kad tu buvai su Sarinu, aš kaip suprantu, ten buvo gal kokias porą savaičių, tu tik tai buvai vienuolyne, pati pradžia. Ir aš atsisuku ir tu tokia su didžiausia šypsena mane pamatai ir žiūri pas tave tokios ryškiai raudonai padažytos lūpas. Ir su to Sariu. Ir žinai, dabar kaip prisimeni, atrodo, juokinga. Mėgau raudoną lūpdažį, aš dar turiu vieną pasilikusi, nežinau dėl ko. Ne, aišku, čia nieko blogo, bet ta prasme, tiesiog dabar, kai atsimenu, tiesiog tikrai šypsena sukelia. Jo, iš tikrųjų. Tai man ten po visokių vingių, visokiausių ten nuotykių ir taip toliau ir panašiai ir visokių sunkumų, aš vis dėlto priejau prie tos išvados, kad man reikės persikraustyti, gyventi į vienuolyną, dėl to, kad vienas dalykas, aš niekaip negalėjau tiesiog mesti rūkyti iš tikrųjų, tikrai, aš niekaip negalėjau to padaryti, man buvo labai sunku. Ir vienu žodžiu, ir aš supratau, tai pirma buvo stadija, dar aš kai gyvenau Vilniuje, kad aš stengiausi visų tų principų laikyti, žinai, negerti ten, nerūkyti, nes man kai man, aš atsimenu, patarė dėl migrenos to nedaryti, aš tiesiog tokį 3 mėnesių padariau eksperimentą, žinai, ten be visų intoksikacijų ir kažkaip ir viskas ok, bet paskui, žinai, kažkaip užtrumpino tas momentas, kad čia visada reikės, žinai, niekada aš nebegalėsiu ten nieko, žinai, turėti sąlyčio su alkoholiu ar ten su cigaretėm ir man kažkoks toks buvo lūžis ir man tokia labai pasijautė lyg kažkokia prievarta prieš mane, kodėl aš dabar juk aš čia kažkaip lyg sumažinau ir nieko tiek blogo nedarau, kodėl aš dabar turiu taip save, žinai, laužti dėl viso šito. Bet tiesiog, kadangi vis būdavo, žinai, draugai kažkokie, tai ten vakarėliai, tai ten kažkur nueini tą ir aš supratau, kad iš tikrųjų aš kiekvieną sykį nueisiu vakarėlį, man taip ir neina atsisakyti alkoholio, aš vis tiek išgeriu. Ta prasme, ir net jeigu būdavau užsibrėžusi, ir aš labai gerai atsimenu vieną vakarą, su Evelina, tarp kitko, tas buvo vakaras mūsų draugė, ir aš užsibrėžiau, kad aš tikrai vairuoju šiandien ir man nepavyko. Ir aš tada tiesiog galiausiai aš priejau prie išvados, kad dėl savęs, dėl savo gerovės aš turiu surizikuoti, trumpam pakeisti gyvenimo būdą, kad pagerėtų mano fizinė, psichinė ir visa kita sveikata. Ir vienu žodžiu, aš pradžiai nuomavausi, kadangi aš vis tiek aš truputėlį žiūrėjau atsargiai į visą tą, kad čia tikrai nebūtų kažkokia sekta, kad čia nebūtų pasinaudota ir taip toliau. Tai aš pradžiai nuomavau
jo, nuomavau Kaune kambariuką ir aš atsimenu net pradžiai, kai darydavau renginius su Kauno vienuolynu, aš dar gaudavau kaip atlyginimą. Ten labai nedidelį, minimalų, bet vis tiek aš jį gaudavau, kad galėčiau išgyventi ir susimokėti nuomą už to kambarėlio. Reiškia, aš nejau iškart gyventi vienuolyną, nes aš visada tikrinau. Nu, aš buvau tokia stadija tikrinimo. Ar tikrai čia yra taip, kaip yra. Ir aišku, kai aš atėjau, ten buvo begalybė taisyklių, ta prasme, kur mane tiesiog momentais palauždavo, nulauždavo ir aš labai gerai atsimenu vieną dieną, jau čia buvo gal praėję kokie 4-5 mėnesiai ir aš ploviau grindis altoriniai Kaune ir tiesiog mano tokia kasdieninė malda buvo, kad ir kaip čia man yra sunku ir kad ir kaip momentais man visiškai čia nepatinka. Aš išbūsiu čia viešpatie, nes jeigu tu nori, kad aš išeičiau, tai tu kažkokiu būdu gausi mane priversti išeiti, nes aš pati tikrai neišeisiu ir dabar jau nemesiu. Ir vat, nu, žinau, per kažkokias didelės askezės. Bet kiek tu laiko buvai užsibrėžus pačioj pradžioj, kad tu ten gyvensi? Ar buvo kažkoks planas, tai vat, ar metus, ten pusę metų? Kol aš nuomavausi šalia, tai nebuvo plano. Mano planas tiesiog buvo susitvarkyti tiesiog susitvarkyti su tavim, kad aš galėčiau, jeigu aš pasakiau, kad aš, žinai, ten kažko nepadarysiu, kad aš ir nedaryčiau to, nes man neišėjo. Aš netgi, sakau, aš jau vienu momentą aš jau gal kartau, gal net 16 ratų, bet man vis dar, aš buvo prisirišimas prie rūkymo. Kad ir kartą į savaitę, bet aš negalėdavau, tiesiog būdavo tokių naktų, kai tu iškenti ten visą savaitę ir tiesiog atsikeli pirmą nakties atsikeli ir be jokios minties apsirengi, nuvažiuoji į degalinę, nusiperki, surūkai ir tada grįžti miegoti. Ir mano pradžiai, kol aš dar nebuvau tam vienuolyne, sakykime, tai mano tas tikslas tiesiog buvo, nu, kažkaip išeiti iš to užburto rato, tų intoksikacijų ratų. Nes prisiminus ir mūsų vaikystę, mūsų karta, aš nežinau, ar mūsų karta, ar čia taip Klaipėdoje buvo, bet mes viską labai anksti pradėjom. Visos tos intoksikacijos, mes praktiškai pas mus vaikus būnančius dar atėjo. Nu, aš dabar, kai žiūriu į 12 ar 13 metų jaunimą, jie man vaikai, ane? O mes pradėjom jau vartoti intoksikacijos tokių metų. Tai matyt, tas toksai ilgas laiko tarpas, jisai ir davė tą didelį prisirišimą. Ir dėl to, kai tau ateina 24 metai ir 5, ar ne 23, tai tu jau labai daug laiko esi pusę gyvenimo pravartojęs kažką ir dabar staigiai mesti neišeina. Tai pradžiai, kai aš nuomavausi, aš tiesiog norėjau susitvarkyti su intoksikacijom, bet vienam momente tiesiog įvyko pokalbis, kuriame tiesiog man buvo pasiūlyta, kad arba tau reikia rimtai apsispręsti į šito keliu ir kraustytis į vienuolyną, arba tau reikia likti materialiam pasauliui, nes aš vis blaškiausi tarp šitų dviejų. Ir po tokio, nors aš žinau atsakymą, kad aš kraustysiuosi į, bet vis tiek buvo daug ašarų, daug streso, daug visko ir aš persikrauščiau. Ir mano visi sunkumai truko iki 2016 metų pavasario, kuomet visai tiesiog netikėtai ir niekas čia neplanavo, man paskyrė tarnystę Vaišnavų centre. Tuo metu turėjau važiuoti aš 4 ar 5 dienom gyventi į Vaišnavų centrą, Trinapolio gatvėje, nes ten rytinės paskaitas Olegas Gadeckis skaitė Vilniaus šventykloje, o vakarinės skaitė Trinapolio centre. Ir aš turėjau kasdieną jam nuverti girliandą. Ir vienu žodžiu, ir tas susitikimas su ta asmenybė, ne iš pirmo karto, iš tikrųjų, bet paskutinį vakarą mano ir lėmė Bachti kelią. Ir aš tikiu, kad iš tikrųjų, kad, kaip sako, kas pradžiai tau atrodo kaip nuodai, paskui tenka nektaru, tai nežinau, kam aš esu dėkinga už tai, kad aš prisiverčiau atlikti beveik 1,5 metų didelių askezių, kad, žinai, tiesiog, kad suvaldyti save. Bet paskui tą vieną vakarą lektoriui skaitant paskaitą Bhagavad Gitos skyrių 15:15, man tiesiog žmonės įvairiai tos jausmus vaidina, nušvitimų, supratimų, nežinau kaip taip, bet man tai įvyko. Ir aš nuo tos dienos, nuo tos 16 metų gegužės mėnesio, aš daugiau niekada neturėjau jokių dvejonių apie savo kelią.
Bet Ir kaip įdomu, jau buvai pragyvenusi 1,5 metų šventykloje ir dar vis prieš tai buvo, ar ne, visokios dvejonės? ne tai, kad dvejonės, man tai buvo sunku ir man tai visiškai neatrodė, kad aš tai galėsiu daryti visą gyvenimą. Bet tu, sese, niekada nebuvai ta, kuri ten kažkaip ieškotų to Dievo ir viso kito. Tai kaip tu galų gale, bet tu supratai, kad tas Dievas egzistuoja ir kad reikia eiti šito keliu, kad užmėgst su juo santyki. Kaip tai įvyko? Nu, čia ta istorija ir yra ta nušvitimo istorija, kur man įvyko to, žinai, paskaitoj. Aš tiesiog, tai buvo akimirka, kuomet aš prisiminiau, kad aš jau esu skaičius Bhagavad Gita, kad aš moku tekstus ir aš tą akimirką žinojau sanskrito tekstą mintinai į priekį ir atgal, ir aš žinojau jų vertimą ir aš supratau, kad aš ne pirmą kartą jau bandau tai. Ir viskas, o paskui tas santykis su viešpačiu tiesiog užsimezgė tada, kai aš iš tikrųjų nuoširdžiai pradėjau po to jau, kai atsirado tokia nuoširdi malda ir atsirado nuoširdus skaitimas tų šventraščių, man tiesiog atsiskleidė. Aš negaliu šiandien atsakyti, ar tai yra per šitą žmogų. Aš iš tikrųjų pamiršau dvasinį vardą Gadeckio, nebeatsimenu, kaip yra. Nežinai, Viktorija, neatsimeni? Ne, aš irgi neatsimenu. Man gaila, aš Kadangi neatsimenu. rusų kalbą nesuprantu, tai aš nesiklausau, tai dėl to Aš kartais per neatsimenu. mėgdavau įsijungti jo paskaitas ir tiesiog paklausyti jo paskaitų, nors aš irgi rusiškai nelabai suprantu, bet tiesiog paklausyti jo paties, nes jis manį atvėrė tai. Ir aš atsimenu, kaip po paskaitos tiesiog man regis, gal man reikėjo ar auką paduoti, ar kažką. Ir aš priėjau ir jisai man pasakė, kad tu ir pati nežinai, kokiu keliu eini dar, bet jeigu tu jame išliksi, patikėk, tu nesigailėsi. Jis tiesiog man taip pasakė ir man toks buvo, žinai, dar užtvirtinimas. Ir paskui dar keletą Vaišnavų festivalių taigi buvo atvažiavęs, tai aš visą laiką prieidavau ir visą laiką jo, tai pasakydavau, kad jūsų dėka man tai atsiskleidė ta Krišna sąmonė ir kad aš amžinai dėkinga esu ir vienu žodžiu. Tai... Bet žinok, jo atvykimas, aš labai labai gerai atsimenu tą vizitą. Dėl to, kad aš vieną dieną iš tų 4 ar 5, aš vėriau jam irgi girlendą. Tu manęs paprašai. Aš gyvenau Vilniuje, jo, ir vieną dieną mes, atsimenu, kartu važiavom pirkti gėlių. Ir aš atėjau tik tai vieną kartą į jo paskaitą tuo metu. Ir tai buvo vakarinė, man atrodo, paskaita. O gal rytinė, dabar neatsimenu, bet esmė tame, kad aš sėdėjau irgi toj paskaitoj ir vienu kažkaip momentu irgi kažkaip žvilgsniai susitiko mūsų. Ir aš pajutau per tą jo žvilgsnį, kad jis pamatė tiesiog visą mano praeitį, visą mano širdį. Ir aš tarsi netgi pajutau, kad jam kažkaip manęs gaila pasidarė. Bet gerai, gal čia mano fantazija kažkokia. Taip ir paklausau tą paskaitą ir paskui po paskaitos aš šnekuosi su kažkuo ir aš pajuntu, kad kažkas už nugaros man taip patapšnoja, aš atsisuku, o ten stovi Olegas ir laiko girlendą ir jis mane padavė. Yeah. Ir aš irgi, man taip be galo įstrigo, tai tuo metu tai buvo metai laiko, kaip aš kartoju 16 džapos ratų. Ir tai buvo ta savaitė ir aš atsimenu, dar ką verta galbūt paminėti, iš mano irgi to kelio, kad kodėl aš pradėjau kartoti 16 džapos ratų. Tikrai pradėjau kartoti ne dėl viešpatės, ne dėl dvasinio tobulėjimo, tuo metu dar buvo grynai materialūs norai, aš labai norėjau ištekėti. Elementariai. Ir aš kažkaip galvojau, tarsi, ir man tokia mintis kilo. Galvoju, viešpatė, jeigu aš kartosiu 16 ratų, bent metus laiko, padaryk taip, kad aš ištekėčiau. Labai noriu sukurti šeimą. Na ir aš kartojau, su tokia mintim, aš kartau. Ir kaip tik tą savaitę, kad važiavo Olegas Gadeckis, buvo metai. Ir aš labai nusiminiau, nes aš visgi nepavyko man ištekėti, neištekėjau. Gyvenau su draugu. Su vaikinu tuo metu, dar ne vyru. Ir aš atsimenu, aš grįžau namo ir ten buvo likę gėlių ir aš nuvėriau dar vieną girlendą. Ir aš galvoju, norėjau savo vaikinui tą girlendą padovanoti. Ir aš atsimenu, priėjau prie jo, padavom tą girlendą ir jis nenorėjo, kad aš jam uždėčiau, bet jis paėmė tą girlendą ir jis man uždėjo.
Ir aš supratau, kad Viešpats įvykdė tą pažadą, kad mes visgi tam tikrą tokią netiesioginę prasme vis tiek įvyko tarsi tokios kaip vedybos. Tai kažkaip labai atsimenu gerai tą momentą. Ir aišku, paskui po metų iš tikrųjų ištekėjau labai greitai. Bet jau tada atsirado tas prisirišimas prie švento vardo ir aš nebegalėjau nustoti kartoti. Jo, Tai iš tikrųjų irgi. Aš manau, kad kiekvienas tas, kuris atrado bent kažkuriuo momentu, turėjo momentą, kai jam buvo skanu kartoti tą šventą vardą. Aš nežinau, aš pavyzdžiui, net po šiai dienai, jau daug metų negyvenu vienuolyne, bet nesukartoti man, sakykime, ar ne to įžado, kurį aš daviau mokytojui. Aš nelabai įsitikinus, kad aš galėčiau taip, žinai, ramiai užmigti naktį. Visada. Plius mano mokytojo aplamai intencija dažniausiai būna 16 yra minimumas. Po 16 ratų tu iš tikrųjų pradedi kartoti džapą. Tai va 17, 18, 19, 20, va jau čia. Aišku, ne fanatiškai, žinai, kad ten mes vaikus, darbą, vyrą, viską ir tik šventą vardą kartoti. Bet aš turiu omeny, kad jo, ir pas mane tas prisirišimas, jisai tiesiog kažkaip užaugo. Ir pačioj pradžioj, tada, kai tu jau supratai, einant toliau, supratai, kad gerai, čia yra kažkas, ką tu darai ne pirmą kartą, jau atėjo tokios realizacijos, tos pirmosios dvasinės. Kas vyko tada po to, kaip pasikeitė tavo gyvenimas vienuolyne, ar tapo lengviau kažkaip? Jo, viskas, aš tada tiesiog kažkas nusijėmė ar kažkas užsidėjo, aš negaliu pasakyti. Ir atsimenu, kai man tą savaitę, kai dar buvo svečias, nes jis paskui į Kauną važiavo ir jis gyveno pas mus vienuolyne, tai aš atsimenu visą tą savaitę, visi stebėjo, kas tau yra, aš dar tada Aurelija buvau, kas tau yra, kaip tu čia, kokia entuziastinga, aš atsimenu, vadovai sakydavo, nesamas tavęs iš vis tokios matė, žinai. Man ta kažkas liktais nusijėmė, tada ir viskas. Po to visą tai buvo kaip blyksnis tiesiog. Dabar, kai prisimenu, tie 5,5 pragyventų metų buvo tiesiog kaip akimirka. Daug renginių, daug tarnystės, labai nuoširdžios tarnystės. Labai daug, nežinau, daug žmonių, daug draugų, daug sutiktų bendraminčių, daug kelionių. Tiesiog toks studentiškas kažkoksai dabar, man atrodo, metas yra. Bet jis mane kažkaip paruošė ir suformavo tam, ką aš dabar veikiu, ką aš darau, nes aš vis dėlto visą gyvenimą su renginių organizatorė. Aš ir save tapatinu šiek tiek su tuo, nors esam gyvas visi, bet materialia prasme aš to esu ir tiesiog taip, mano visos studijos ir visa tai, aš tiesiog toliau ir tęsiau, kaip ir tą renginių, festivalio organizavimą, ir tai buvo su dideliu entuziazmu ir truputėlį ribų nejautimu, fanatizmu, visko ten buvo, žinai, košia. Bet man tai buvo geriausi vieni, aš po šiai dienai, mes su vyru dažnai pakalbam, kad tai yra geriausi gyvenimo metai iš tikrųjų. Tada tokia laisvė tarnauti ir niekas nevaržo jokiais įpareigojimai. Tuo metu tai nuo kelių iki kelių metų tu gyvenai vienuolyne. Kiek tau buvo metų, kai tu atėjai? Tai aš atėjau kažkaip, galvoju, kažkaip 15 atėjau, o gal 14, kažkaip, tarp 14 ir 15, dabar sunku man atsiminti, o gyvenau, tai mes gyvenam, paskui dar vyras mano prisijungė prie to pačio vienuolyno, tai mes pragyvenam iki savo vestuvių, mėnesis iki vestuvių, dar buvo likęs rugpjūtį, išsikraustėm, rugsėjo 20 mūsų vestuvės buvo, tai iki 20 metų rugsėjo 1, sakykime, rugpjūčio gale įsikraustėm. Tai va, tai ilgai pragyvenai. Ilgai ir tuo pačiu sakau, dabar kaip pagalvoju, kaip iš vienos pusės kaip amžinybė, iš kitos pusės kaip akimirka, visiškai. Bet jo, buvo labai geri, tokie tikrai gyvenimiški, studentiški labai metai. Labai man patiko. Kažkaip man pačiai, sakyčiau, mano pačios kelias buvo toks labai lėtas, nes tu ir iniciaciją vis tiek gavai žymiai anksčiau negu aš. Bet aš irgi dar iš tokių momentų, jau kalbant apie tą ganėtinai pradžią praktikos, kas labai stipriai irgi mane palėtė, tai buvo Višvavasu Prabhu. Jis ir dabar dažnai Lietuvoje skaito paskaitas ir tuo metu aš atsimenu, nežinau, tai buvo ypatinga sekmadienio šventė irgi. Tai buvo sekmadienio programa Vilniuje. Berods irgi Trinapolio gatvėje.
tam Okay. centriuke vedu, aha. Ir ten vyko sekmadieninė programa ir jis atėjo, atsimenu, ir sako, ar jūs turite kažkokių tais dvejonių dėl Krišnos sąmonės, dėl šito kelio tikrumo, kažkokių abejonių, kažkokių klausimų. Ir sako, aš dabar šiandien, čia ir dabar, visas šitas jūsų abejonės sudaužysiu į šipulius. Ir jisai pradėjo vardinti visus tuos dalykus, kaip žmonės mėgsta kritikuoti vaišnavus. Kad čia, nu, ir jis viską tiesiog ėjo vienas po kito ir man tai bum į galvą ir realiai sudaužė visas abejonės. Aš išėjau iš tos paskaitos tokia, nu jo, ir man viskas taip labai logiškai susijėjo ir buvo dar vienas užtvirtinimas. Tai vat, jo tie pradiniai tokie momentai, kuriuos jau mes čia daug jų paminėjom, nu, man taip ir lėmė tą vis stiprėjantį tokį supratimą, kad šitas kelias yra man skirtas ir kad aš turiu juo eiti, turiu tvirtai eiti, bet visgi aš ėjau lėtai. Aš ėjau tikrai lėtai, aš niekada negyvenau šventykloje, kadangi aš jau atėjusi į Krišnos sąmonę, aš jau buvau santykiuose. Tai dėl to neteko gyventi šventykloje, tik tai, na, tokių šventyklinių gal šiek tiek ritmų ten per festivalius ar panašiai. Aišku, aš turiu labai tokią didelę svajonę, kada nors vis tiek mėnesį pagyventi grinai šventyklai. Aš žinau, kad mane vyras išleistų ir tiesiog pajusti labiau, kaip iš tikrųjų tas vyksta kiekviena diena tai šventykloje, iš tikrųjų, ne per festivalį. Aš manau, kad kiekvienam verta patirti. Nežinau, ar po mėnesį, ar po savaitę, ar po kažkiek, bet tai gyvenimas šventykloje tave išmoko tam tikros sądanos, tu supranti, kaip daryti dalykus praktiškai, tu skaitai, ta prasme, dalyvauji programuose, kurios vyksta, tau viskas yra labai arti, tau reikia arba užkilti, arba nusileisti laiptais. Ir programa tavo namuose, tu eisi ar neisi, jinai vis tiek vyks. Tai kai esi, kodėl neiti? Žinai, būdavo, gal ten kartais esam pavargę dar kažkaip, bet aš atsimenu, kad vis dėlto būdavo momentais toks susitarimas tarp bendruomenės, pas mus ypatingai, kai gyvenam labai daug mūsų, kokį 20, kad pas mus buvo mangalaratis privaloma ir mes vieni ten kitus žadindavom. Žinai, ta prasme, tu gyveni bendruomeniai ir sugalvoji visokių žaidimų, sugalvoji kažkokių tokių pramogų, kurios tave įtrauktų į tą atsidavimo tarnystį ir kad visiems būtų smagu aplinkui, vieni kitiems kaip ir padėdom, žinai. O ar buvo kažkokių tokių jokingų nutikimų, momentų, nesusipratimų per tą šventyklinį gyvenimą? Aš tik tai atsimenu dar irgi vieną dalyką, čia tu man pasakoji, tai tikiuosi čia galiu dalintis, nesupyksi. Aš tik atsimenu irgi pačioje pradžioje, atsimenu, tu sakei, kad buvo vos ne vieni pirmųjų rytų šventyklai ir tu atėjai į liktis mangalaratį su marškinėliais ant šleikučių. Tiesiog, taip ir ten. Ai, Bhagavatam. Ir atsimenu, kad paskui kažkas tam pasakė, kad reikėjo, gal užsimest bent skarą. Nes nebuvo tokio supratimo apie tą tokį vaišnavišką etiketą, galų gale, ar ne, kažkaip. Mes atėjome iš tokios kultūros, kur mes ten pusnuogiai vaikščiam aplamai ir kažkaip problemų nematėm labai didelių, pusiau nuogi. Tai jo, kažkaip atrodė keisti ir aš atsimenu tą pirmą, kai mane pasivedė į šoną ir sako, žinai, va čia skarelė labai dera prie tavo suknelis ir tai buvo taip dalinai dirbtina ir aš tiesiog supratau, kad žmogus nenori sakyti, kad aš atrodau netinkamai, tai jis va, čia aš tau dovanoju skarelę, čia pas mus, tokia tradicija galva, pečius dengti, kelėnus dengti, žinai, nors ta suknelė ilga buvo, bet jinai buvo ant šleikučių, mes buvom ją iš Turkijos parsivežėm tą žalę, atsimeni gal to. Tai va, tai atsimenu, mane taip truputėlį ir sutrikdė ir kažkaip, bet taip ir truputį prajuokino. Dabar tai iš vis juokinga. Gal dar buvo kažkokių tokių nutikimų? Tai tiek daug buvo, tai kad čia aš turbūt čia reikėtų susadinti visus tuo metu, kai mes gyvenam, Kusumsarova, Ramatadži, Radžio Viharė, Advaita Čandra Prabhu, Kanta Harinė, ten visus, kas mes gyvenam ir tada kartu vieni kitiem, žinai, priminti. Aš tai daugiau gerų momentų atsimenu, kai būdavo Bhakti program ir visus metus ir Vaikuntanatha Prabhu po 2 dienas gyvendavo pas mus ir mes ten, būdavo nektaras, mes ten kartu kambarį mokindavomės egzaminams, kartu studijuodavom, žinai, tos tarnystės, tie išvažiavimai į festivalius, kuriuos mes ir patys darydavom, nes buvo Vedų kultūros dienos, buvo Joninių festivaliai, būdavo Naujųjų metų festivaliai, plus dar stovyklos ir visa kita.
Tai aš aplamai tokia labai didelė bendrystė atsimenu su žmonėmis. Atsimenu, būdavo konfliktų, atsimenu, būdavo draugysčių, ašarų, visko būdavo. Visko būdavo ir sunkumų, ir tikrai, bet man tai dar labai, gal kažkaip tiesiog noriu pasidalinti, kad tiems, kuriems yra sunku šitas kelias pradžiai, kad tai yra, kad jūs nesat vieni, nes kartais vieni ateina labai su dideliu entuzijazmu nuo pirmos dienos. Jie iš karto kartoja ten 16 ratų, bet labai dažnai jie nepadaro tam tikro įdirbio, nes, sakykime, jie eina tik į kirtanus, arba jie daro kažką, kas tik jiem patinka ir iš tikrųjų jie nepasiruošia sunkumams. O mano šūkis būdavo gyvenant šventykloje, geras laikas yra pasiruošimas sunkumams, o sunkumai tai yra tavo rezultatas, kaip tu ruošeisi jiems per būdamas tą gerą laiką. Ir aš visą laiką turėjau tą nuotaiką, aš visą laiką ruošiausi sunkumą, bet aš aplamai, aš taip ir šeimoje gyvenu iš tikrųjų. Manu, čia reikia krizė, jeigu bus krizė, čia reikia pasiruošti, žinai, apkalbėti viską, aš tokį kažkokį turiu. Tai kad tiems, kam yra sunku, kad, tiesiog jūs nepergyvenkit, tai tiesiog darykit kažką stabilumas atneša skonis, stabilumas atneša draugystės į šitą bendruomenę ir tiesiog išlikit ir galiausiai, jeigu sunku, tai raskit kažkam, kam tiesiog atskleisit tą savo širdį. Ir nenusiminkit, jeigu pačioj pradžioj sunku principų laikytis, dėl to, kad tai ateis per laiką. Bet kaip ir tu dalinaisi, kad netgi jau tarnavai šventykloj ir vis tiek dar buvo problema, pavyzdžiui, su rūkymu. Aš palūždavau, kartais rašydavau parūkyti. Gal aš šventykloj dar tada negyvenau, gal aš jau kai gyvenau, tai aš jau turbūt... Ne, kai dar prieš tai, kai tik tarnavai. Jo, bet kai šalia nuomavausi ir kai aš tikrai man būdavo savaitę neparūkai, 2-3, paskui šiukšt palūžti, gerai, ir toliau kabinės, ir tiesiog toliau stengiasi, žinai, ir nežinau. Ir aš labai gerai atsimenu, Vaišnavų grupiai Facebook'e irgi buvo toks pasidalinimas, kad žmogus rašė, kad štai kartoju 10 jau ratų ir tikrai patinka šitas kelias, viską, bet pastoviai geriu kavą visą dieną, žodžiu, labai didelis prisirišimas prie kavos, prie kofeino, irgi prireikia daug laiko ir ten žmonės palūžta, tai tiesiog reikėtų kažkaip nenusiminti labai stipriai, jeigu iš pat pradžių, arba netgi po kažkiek laiko nepavyksta. Mano pavyzdys, aš kai pradėjau praktikuoti Krišnos sąmonę, man normalu būdavo miegoti iki 1 dienos. Čia būdavo mano sadhana tokia. Praktiškai standartas. Taip, paskui, žiūrėk, iki 12 pradėjau miegoti, aš ten neidavau niekada beveik į pirmas paskaitas, nes aš tiesiog niekada neatsikeldavau, netgi 10-11 man būdavo askezė keltis. Realiai, aš pradėjau nuo tokio lygio. Paskui bėgant mes iš tikrųjų esam labai geras pavyzdys tos, kur, sakyti, tą masinės atėjom. Mes tikrai atėjom, tai kosmosas, kaip mes gyvenom ir kiek mums reikėjo laužtis ir tai tikrai nebuvo lengva. Ir ne per vienus metus. Tai jeigu aš atėjau Krišnos sąmonę 2015-2014 metais, keldausi 12 dienos. Mes pradėjom paskaitas lankyti. Kaip? Mes 12 pradėjom paskaitas skaityti, nes aš atsimenu, nes klausyti paskaitas pradėjom 12. 13 aš grįžau Lietuvą ir mes pradėjom jau vaikščioti į Trinapolį. Tai jau kiek praėjo praktiškai vos ne daugiau negu 10 metų ir paskui viskas per laiką, paskui, žiūrėk, 10 ryto, 9 ryto, 8 ryto, viskas buvo metam bėgant labai, bent jau man labai viskas lėtai vyko. Aišku, aš tik tai su rūkymu ten nebuvo jokių problemų, su alkoholiu buvo irgi, ta prasme, sunkumai, bet aš kažkaip jau netgi iki džiapos aš jau pavyko man atsisakyti, nes aš atsimenu, kai pirmą kartą pasakiau savo vyrui, kad aš mesiu alkoholį, tai iš manęs pradėjo juoktis. Tai, jo. Ir niekas negalėjo patikėti, kad aš vis nekariu. Tai tikrai, jisai matė, kaip mes gyvenom, tai jam tikrai tai turėjo atrodyti juokinga. Jo, tai, bet visgi pavyko ir atsimanom, tai vėlgi čia įsiterpia mūsų draugė Evelina, kuri galbūt klausys šitą pokalbį ir aš labai gerai atsimenu tą netgi išgertą paskutinę taurę vyno savo gyvenime, tai buvo 2013 metais. Ir netgi paskui atsimenu, buvo man paskui taip stipri tokia realizacija, aš pagalvojau, ką aš darau, tai aš jau klausausi vedinių paskaitų, visą kitą ir ką man to reikia. Tai atsimenu, tiesiog užsirašiau dienoraštį datą, kad viskas. Tiesiog
atsirišu aš nuo to ir niekada nebežiūrėjau atgal ir nebuvo jokių su tuo paslydimų. Su mėsos vartojimu irgi nebuvo jokių didelių problemų, Jo, nors man aš ilgai nieko sportavau, tai lengviau. nebuvo prisirišimo didelio. Aš iš tikrųjų galiu gal irgi pasidalinti tą istoriją vis dėlto, kaip tas rūkimas iškeliavo nuo manęs. Nes tai irgi toks buvo vienas iš tų wow momentų arba kažkokio, kaip ten žmonės nušvitimų vadina. Tai vyko, neatsimenu kokia šventė, bet tai vyko šitam vienuolyne. Kaip jie vadinasi, bazilijonų? Ne bazilijonų. Bernardinų. Bernardinai, ai, nu gal. Neatsimenu, aš iš tikrųjų neatsimenu. Nu, žodžiu, Trakų gatvėje vėl vyko didelė šventė, festivalis. Aš jau tuo metu, jau aš jau ten buvau praktikavus, nes tikrai vaikščiau su Sariu ir pas mus buvo atvažiavęs kažkoks svečias skaityti ir jis skaitė paskaitą apie tai, kad iš tikrųjų viskas yra Krišna. Ta prasme, kad mes galime visur jį pamatyti, mes galime pamatyti kiekvieną medyje, paukštį, ta prasme, jo dalelę, kad tai viskas yra jo dalis. Ir man net labai daug metų, net po to, kai aš mečiau rūkyti, man labai daug metų dar skaniai kvepėjo, o praeinant pro reiškiasi žaukančių žmonės, man tai buvo malonus kvapas. Ir tos šventės metu aš tiesiog ėjau per kiemelį ir priešais mane ėjo jaunimo kompanija visi rūkantis ir tiesiog visi dūmai į mane. Ir man tiesiog va toks nušviti, ne man, tiesiog nusileido kažkur iš aukščiau, kad čia Krišna. Čia jo tam tikra forma yra. Ir man, aš nežinau, kas man ten persisuko galvoj, ir aš tada vidujei, ne tik, kad išoriškai nuėjo tas noras ar ne rūkimo, bet vidujei kažkas mane atsirakino. Tai tiesiog viena iš Krišnos dalių, viena iš Krišnos kažkokių duotybių, ką mums duoda žmonėms žaisti su tuo. Tiesiog tai jo dalis, tu gali žaisti su gėlėm, gali žaisti su cigaretėm, gali eiti į aratį, gali eiti į naktinį klubą, viskas jo, viskas jam priklauso, viskas, kaip sakyti, sukurta po jo leidimu tam tikro, ne, kad mes žmonės pasitenkintume. Ir man toks buvo toks wow momentas ir man tada va tai atsirišo. Tai vėl gal kartais tiesiog tie, kurie kažkaip stragalina, žinai, turi tų sunkumų su kažkokiais dalykais, Krišnos sąmonėm, gal reikia tiesiog laiko išlaukti ir palaukti tų wow momentų. Ir jie ateina vėlgi ne po metų ir ne po 2, kartais ateina po 3, po 5. Taip, ir iki šiol yra dalykų, kur aš vis dar noriu išspręsti, vis dar noriu tobulėti. Tas kelias, jisai vis dar tokia pradžia, iš tikrųjų, atrodo 10 metų, bet tai yra tokia dar pradžia. Nežinau, galbūt aš per lėtai, kiti pasakytų, gal reikėtų kažkaip greičiau, bet, aš jaučiu, man tiesiog taip natūraliai eina, aš tiesiog tvirtai, be abejonių, bet taip lėtai. Aš žinau, aišku, kad tavo kelias daug greitesnis ir tavo iniciacija įvyko tikriausiai jau po kelių metų nuo prisijungimo į šventyklą, taip? Jo, kai nuo šventyklos prisijungimo po 4 metų, bet nuo susitikimo su Gadeckiu tai po metų lygiai. Lygiai po metų. Kita gegužė vyko iniciacija. Ir žinai, bet aš dar kokią kitą temą noriu paliesti, apie tą dvejonę, nes iš tikrųjų daug žmonių ištinka, ta prasme, dvejonės ne dėl ten kažkokio principo, dėl pačio kelio, dėl filosofijos, žinai, ir visa kita. O ta prasme, kaip tu galvoji, kas, tave išlaikė nesudvejoti Iskonų, kiek istorijų aprašyta, kiek visko ten yra buvę, žinai, 80-ais, 70-ais, po Prabhupados išėjimo. Mes skaitam, aš tai skaičiau, tu irgi skaitėjai, žinau. Tai prasme, kas tave išlaikė? Kaip tu nesudvėjoji? O gal čia visą tai netik? Man iš tikrųjų, kas labiausiai padėjo, kad aš labai gerai buvau susipažinus su Šilos Prabhupados gyvenimo istorija. Ir jeigu, aš patarčiau, jeigu kažkas turi kažkokių dvejonių dėl šito kelio, dėl Iskono ar apskritai, paskaityti Šilos Prabhupados biografiją nuo jo vaikystės iki pat jo išėjimo ir kaip tas viskas vyko. Ir beskaitydami, jūs taip pat susipažinsite su ta pirmo dešimtmečio Iskono istorija. Dėl to, kad labai dažnai yra sakoma, kad Šila Prabhupada įkūrė virš 100 šventyklų, centrų ir panašiai. Tačiau žmonės galbūt nelabai supranta, kad ne pats Prabhupada fiziškai tą padarė realiai. Jisai įkūrė pats asmeniškai fiziškai, tai New Yorko šventyklą. Visa kita iš esmės buvo padaryta jo Šilos Prabhupados mokinių, kurie vis dar yra gyvi ir kurie vis dar tęsia tą misiją. Tai
realiai tai yra ypatinga karta Šilos Prabhupados mokiniai. Taip, ten buvo visko, bet kitas dalykas, aš suprantu, kad kai kažkas tampa labai populiaru, į tai infiltruojasi labai daug ir visokių negerų žmonių ir tai yra natūralu, plus čia yra materialus pasaulis, tai čia mes ir negalim tikėtis, kad čia bus kažkoks rojus ir kad kiekvienas baktas bus kažkoks šventasis. Ir aš visą laiką atskyriau, kad šitas mano kelias yra apie mane, mano santykius su mano mokytoju ir su Krišna. O jeigu tie kiti žmonės paslysta arba padaro kažką ne taip, tai kodėl tai turėtų kažkaip paveikti mano kelią? Aš einu link Krišnos. Kodėl bendruomenės kažkokie sunkumai turėtų tai kažkaip įtakoti? Aš niekada gal to nesupratau iš tikrųjų. Aš irgi, ir aš kai turėjau kažkada labai tokių sunkumų, jau dalinausi, gal ir per paskaitas ar kažkur, kad aš turėjau vienu momentu sunkumus priimti naujus žmonės. Man ateidavo nauji žmonės iš šventyklą ir aš tiesiog negalėdavau jo žiūrėti, nes aš galvodavau, toks yra laiko švaistimas su jais bendrauti, nes metai du ir jie išeis. Ir jie išeina, žinai, supykę, persikreipę ten, prakeikinėja visus, žinai, dar kitiem papasako, kaip čia blogai. Ir aš tiesiog, man buvo kažkoks savisaugos mechanizmas įsijungęs, kad aš naujų narių, aš nelabai prie savęs prileisdavau. Nes tam tikrą dalį laiko aš dar buvau atsakinga už globotinius naujus, kad nauji, kai žmonės ateina, tai aš turiu įvesti, supažindinti ir taip toliau. Tai man kažkurio momentu tai pasidarė koktų, nes tu tiek įdedi, atrodo, čia žinai, toks labai dar irgi materialistiškas, kad tu įdedi tą žmogų, o jis paskui išeina ir tavo lygtais kažkoks įdirbis, žinai, išsitrina. Tai čia vėlgi, čia toks sąmoningumas to meto. Bet palauk, aš tau norėjau dabar pasakyti dėl to, kad buvo jo toks momentas, kai man buvo sunku tos naujus žmonės priimti. Bet aš paskui labai, ar kažkur išgirdau per paskaitą, kad iš tikrųjų nereikia gailėti, nereikia pykti, nereikia liūdėti tie, kurie išeina. Nes iš vienos pusės jie atbūna tiek, kiek jiems yra, sakykime, lemta, ar tiek, kiek jie gali atbūti, nes tai yra ne mūsų valioj išlikti kažkokiam dvasiniam keliui, nepriklausom, ar tai krikščionybė būtų, ar kitas kelias. Tai vis dėlto yra malonė, kad tave priima kažkokia bendruomenė, kad tu gali ar ne kažkur realizuotis. Ir iš kitos dar pusės yra tai, kad dabar galvoju, kaip čia pasakyti, iš vienos pusės, kad tu pats nežinai, o iš kitos pusės yra tai, kad kartais žmonės ateina ne dėl Dievo. Tiesiog jų labai dažnai taip. Jie ateina ne dėl Dievo ir ne dėl tarnystės Šilos Prabhupados misijoje. Jie ateina patys, čia nori gauti realizaciją, nori susitvarkyti gyvenimą, nori uždirbti pinigų ar nori dar kažko. Ta prasme, ir kai žmonės, nors sako, labai mažuma ateina dėl Dievo, bet aš tikiu, kad tie, kurie išlieka, kurie dabar yra išlikę Krišnos sąmonėje, jie vis dėlto yra sąmoniai apie Dievą būti. Arba bent jau tai transformavosi, kaip, pavyzdžiui, galbūt ir mes atėjom su materialistiškais motyvais, bet paskui tikrai nuoširdžiai gilinantis į filosofiją, vis tiek paskui tu jau keičiasi tą sąmonę ir tu jau supranti, apie ką tai yra iš tikrųjų. Nes jeigu tu lieki su materialistiniais motyvais, nėra šansų išlikti. Nėra šansų jokių. Nėra tave išvežti vienaip ar kitaip, tu neliksi bendruomeniai, tau pradės nepatikti ir tu pradėsi ar kažkam nepatikti. Tai susidarys taip ir mes matėm tiek daug išėjusių ir aš atsimenu, man tiesiog tas toks išgirstas dalykas, kad kai tu ne dėl Dievo, čia ateini dėl savęs ir nori tik gauti ir sakai, čia manęs nesuprato, ar manęs neišgirdo, mane čia pušino, mane dar kažką. Ten apgavo, išdavė. Tai man tai labai panašu, kai tu rodai, žinai, vienu pirštu, jie padarė, bet tu pamiršti, kad visi kiti likę pirštai tai rodai tave patį. Dėl to, kad kodėl tu tikėsi rojaus, kai tu visų pirma kai tu turi netinkamus motyvus ir tie motyvai kartais, aišku, aš suprantu, aš irgi, kaip sakiau, aš norėjau ištekėti, norėjau, kad gyvenimas susitvarkytų, norėjau kažkokio, kad karjera irgi prasidėtų, buvo labai daug tų materialistinių motyvų, bet tikrai būtinai reikia gilintis į filosofiją, būtinai reikia skaityti Šilos Prabhupados knygas, būtina perskaityti jo biografiją, būtina praeiti Bhakti programą. Taip. Čia jau tokie patys minimaliausi dalykai, kad susipažinti iš tikrųjų, ką mes čia veikiam. Taip. Nes kitaip tiesiog bus neįmanoma išlikti ir tu negausi tiek tos naudos, nes visgi laikas yra brangus dalykas ir laikas priklauso Krišnai.
Ir būna žmonių, kurie labai daug tarnauja, bet jie niekada nedaina iki to gylio. Dėl to jie paskui jaučiasi apvogti, kad tą laiką iš jų, kurie tarnavo, kažkas iš jų pavogi. Ir dėl to, kad jie niekada nesuprato, kad laikas priklauso Krišnui. Tai tiesiog toks palinkėjimas, kad ir su kokiais motyvais atėjo tvarkoj, bet būtina gilintis, iš tikrųjų, būtina gilintis į filosofiją, tai yra daugybės metų darbas. Taip, ir turit skaityti Prabhupados knygas, nes daug kas pradeda skaityti ten nuo 6, žinai, nuo 6 Gosvamių parašytų tam tikrų tomų ir visa kita. Ne, kai ateina Ačarja į šį pasaulį, jisai pakeičia tam tikras nustatytas taisyklės ir dogmas. Šila Prabhupada irgi kai ką pakeitė. Ir tam, kad jūs žinotumėt ir kad tai būtų praktiška, ta prasme, mums, mes turim skaityti Prabhupadą, mes turim įsigilinti, kas jis buvo, kodėl jis vienaip ar kitaip padarė. Ir tik taip gali tiesiog savy atrasti stiprybės, to gylio, tos šviesos, žinai. Tai aš irgi labai palinkėsiu. Yra knyga Šila Prabhupada, jisai pastatė namus, kuriuose gali gyventi visas pasaulis, čia toks ilgas, bet pavadinimas. Ir dar yra Šilas Prabhupadas Lilamrita, parašyta anglų kalba ir rusų kalbomis jūs galite rasti. Lietuvių kol kas neturim, bet tikimės, kad atsiras. Taip pat Šilas Prabhupados laiškai, kuriuose jūs galite pamatyti jo santykius su mokiniais. Man tai asmeniškai vienas mėgstamiausių skaitinių. Yra ir aišku, Bhagavatam ir Bhagavad Gita, tai čia be komentarų. Ir dar noriu tokį nereklamą padaryti, bet iš tikrųjų Vilniaus šventykloje iš Atakulo Prabhu, aš dabar ketvirtadieniais pudžiariauju, tai kad vis išgirstu ir pati prisijungiu, kaip nuostabiai iš tikrųjų iš Atakulo Prabhu veda tas Bhakti program, tokias programas, ten tiesiog diskusija. Visi gali paklausti, visi tu laisvai gali diskutuoti, uždavinėti klausimą. Ta prasme, taip interaktyvų, taip įdomu, be galo, aš tikrai, kas esat, jeigu ar pradžioje, ir nesvarbu, tikrai verta ateiti bent karts nuo karto ketvirtadienis ir tiesiog pasijungti į dvasinę diskusiją. Labai yra įdomu. Ketvirtadienis vakare vyksta, taip 6 berods. Jo, nuo 6 ten iki 8, bet ten iki 9 užsitempia, ten kartais tikrai diskusijos dar kolidoriai vyksta ir aš šį kartą vakar, už vakar ketvirtadienį, tai sakau, žinokit, aš jau važiuoju, jūs raktus, nes žinau, kad paklausiu, ar Prabhu turi raktus, tai sakau, aš važiuoju ir jie ten ir liko diskutuoti, tikrai labai. Ir verta tiesiog reikia nueiti kažkaip gyvai, nes kartais ta filosofija, jinai tokia, žinai, kai tu vienas namie, 16 ratų, čia altorėlis pastatytas, ir kažką bandai. Bet tu turi nueiti, kas žmonės tuo gyvena. Pabūt šventykloje vieną dieną, pasižiūrėti nuo ryto iki vakaro, kaip ten realiai atrodo, kaip kiti žmonės ten gyvena. Užduot klausimus. Ir kaip ir pats Šatakula minėjo, kad labai svarbu, skaitai kažką, kyla dvejonės, eiti pas vyresnį, paklausti, kad tau paaiškintų, nepatiko atsakymas, eik pas kitą, dar pasitikslink irgi. Tai pavyzdžiui, irgi buvo tokia istorija, atsimenu, viena Matadžia dalinosi, kad kilo kažkokios dvejonės, vienas vyresnysis jai kažką pasakė, labai stipriai įžeidė. Ir viskas, ir išėjo iš dvasinio kelio. Nes pagalvoju, kad, čia kaip sekta nuskambėjo. Bet, pavyzdžiui, gerai, nepatiko atsakymas, eik pas kitą vyresnį, eik pas trečią, nenori pas Prabhu, eik pas vyrą, eik pas moterį kažkokią vyresnę praktikuojančią. Nepasiduokit lengvai, nes deimantų pigių nebūna. Labai dažnai kartojama frazė. Ir žinot, kaip gimsta deimantai, kai yra labai labai didelis pressure, turbūt tas spaudimas. Jo, tai šitas kelias, taip, gerai, kad kyla abejonės ir jos turi kilti, bet tiesiog labai svarbu, kad nueiti pas vyresniuosius, kurie tas abejonės jums išsklaidytų. Tai galite drąsiai kreiptis pas bet kokius vyresniuosius, galite čia irgi parašyti kažkokius komentarus, jeigu yra kažkokie klausimai, su mielu noru, kiek leis galimybės, atsakysim arba nukreipsim pas vyresnius, kas galės. Arba mes paklausim ir perduosim atsakymą. Taip. Ir nesvarbu, netgi kažkas praktikuoja 10 ar 15 metų, nes per tas praktikas biškai užauga ego. Ir atrodo, jau čia, po kieno čia klaus. Žinai, dažnai Bhakti sako, nėra pas ką eiti, nėra pas ką klausti. Tai čia yra toks didelis netikras ego. Kaip nėra pas ką paklausti? Nueikit, trūksta įkvėpimo, pats geriausias įkvėpimas yra iš jūs pasižiūrėti, ką tik atėjusius Bhaktus. Ką tik kur atėjo. Kaip pas juos viskas yra. Iš vienos pusės mums atrodo, kad tai tam tikra pas juos yra iliuzija, bet iš tikrųjų vienas lektorius labai gerą dalyką pasakė. Iš tikrųjų tai ir yra tikrasis skonis. Tiesiog jį paskui atima tam, kad mes visą gyvenimą liktume ir ieškotume tai, ką patyrėme pradžioje.
Tai va, tai Haribol, sese. Haribol. Nu, mums liko 15 sekundžių. Tai labai ačiū visiems, kas klausysitės. Ja. Linkim įkvėpimo, linkim skaityti. Pasidalinsim komentaruose paminėtas keletą lekcijų ir knygų, kad galėtumėt lengvai rasti. Ir visiems tada Hare Krishna. Gerai, Hare Krishna, sesė, iki kito susitikimo buvo smagu pakalbėti. Haribol. Haribol.